Dar jeigu galima minutę, aš turbūt tikrai minutę, čia logiškai išsamprotaujant, gal būtų tikslinga pateikti tokį pasiūlymą. Nepriklausomai nuo to, ar tai visą išsirutulios į liaudės frontą, ar į kitaip pavadintą reiškinį, ar į panašų reiškinį, situacija tikrai yra sudėtinga tuom, kad atskiri pavieniai šnekėję asmenys, neįsitvirtinę į kokį tai liaudės galbūt juridiškai patvirtintą ar frontą, ar kitokią sąjūdį, gali būti, kažkokiu tai būdu krūtinami. Tai va tam pereinamajame etape, ar nevertėtų iš šitų žmonių sudaryti visuomeninį konstitucinių teisių gynimo komitetą, ar tai kokie tai, forma kažkuria, nes gali būti žmonės kažkuria prasme eliminuojami, kad juos palaikytų. Aš siūlau tokį padaryti. Tarpiniame etape. Galim šiandien. Taip, jeigu kas norit pasilikti tą akciją įvykdyti, galit pasilikti tada. Lauke galim, čia karšta, lauke prie suoliukų galim tą padaryti.